Išaušo diena X ir mes iškeliaujam. Šį kartą mūsų taikinys Malta. Jeigu jums įdomu praleisti su mumis keletą minučių prie ekrano ir pažiūrėti, ką mes ten pamatėme, sekite mūsų kelionę. Kaip aš džiaugiuosi, kad pagaliau išskrysim iš tos Lietuvos, kur taip šalta, eina savo. Pagaliau šilti kraštai laukia manęs. Randuosi autobuse tarptautinėme Maltos oro uoste ir nusipirkom bilietėlis autobuso. Dabar sėdėm autobusikę, toksai gana jaukus, kondicionuojamas, turbūt net autobusas, ar ne? Ir važiavam dabar link savo viešbučio. Bus vienas persėdimas, čia rodo mapsai nelabai toli, apie 5 kilometrus. Sala irgi nėra didelė. Taip, kad greitai susitiksime jau pačioje Maltoje. Ai, nekantrauju pamatyti. Einame link savo apartamentų. Čia Birgų, kaip ir Valetos rajonas, turbūt Birgų. Viskas kvepia senovę. Kievavo laiptai. Nuo autobuso stotelės 4 minutės pėsčiomis. Iš tikrųjų padarėm klaidą. Bet pirmą kartą čia tai galima buvo persikelti per įlankėlę, būtų greičiau, bet išmoksim ir kitą kartą efektyviai judėsime šiomis gražiamis gatvėmis. Tai gal tokia trumpa numerio apžvalgėlė, iš tikrųjų viešbutukas, tai toks paprastukas, kambarys nedidelis, gal kokį, nežinau, 13 kvadratų, nedaugiau. Čia lova plati, staliukai, spinta tokia atvira, balkonas, telikas, kultūringas antmazgas, galiu greitai parodyti. Toks, ir balkoniukas mažas, tipo galima išeiti vakare, gal ir faina, bet vaizdelis tai ten iš kito numerio nufilmuotas buvo geresnis, nufotkintas čia toksai statybos griuvėsiai, ten tolumoje matosi Maltos tvirtovės. Ir va tiek, tai kaip ten, bet dabar sezonas, tai nėra labai pigu, kažkur tai netoli 100 eurų parai gaunasi. Ir ką, įsikūrėme ir dabar bėgam ką nors pagraužti, nusipirkti, pavalgyti, ane? Jo. Ir tada bandysim kažką pasižiūrėti čia toj Birgų kapčiamiestyje. Uosto vaizdelis vos išėjus pro mūsų kambario duris. Vaizdelis jachtų prabangių. Va čia mūsų apartamentai. Koks perėjimas siauras tarp namų. Radom į uostą, leidžiame žemyn. Išėjau šito praėjimų tarpu. Čia iškart Sant'Angelo tvirtovė, kurią vėliau aplankysim, nes dabar žiūri valgyti norim po skrydžio, įsikūrėm. Čia tokios prabangios jachtas, kokio Putino stovi, užšaldytos. Juokauju, iš tikrųjų kokį milijonierių Europos. O kitoj pusėje jau Valetos uostas. Čia jį galim persikelti, tenais dar 3 ten tie miestai, čia Valetos uostas į tą pusę. Ten galim su laiviliu persikelti už kelis euriukus. Ir dabar einam ieškotis kavinės. Einam palei šitą gražų uostą ir čia važiuorim kavinukį, toj tūpsime, kokią šausim po picukę. Ir eisim toliau naršyti, apžiūrinėti šito puikaus miesto. Kaip gražu. Your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up now just to close the door. You stay closing doors. I stay up now just to close the door. Just to close the door. I stay up late trying to read your mind.
drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Va, kur tai senovinis grožis. Prašom. Čia yra gynybinė siena dar likučiai likę ir čia matyti vieni iš vartų įvedančių į miestą buvo. Štai labai vaikštant galim pamatyti tokių vat navų. Jie čia labai religingi, labai daug bažnyčių. Žinau, čia sekmadieniais labai daug tų religinių švenčių, vos ne kiekvieną sekmadienį fiestos vyksta. Tai vienam, tai kitam miestelė. Tai va, karštis toksai fainas iš tikrųjų po Lietuvos plus 15. Čia tai aišku gal iš karto toksai šuolis didelis, bet man patinka. Man labiau patinka tas karštis negu Lietuvoj. Oi, man jau depresija buvo prasidėjus nuo lietuviško oro. Gerai, nekankinsiu savo jausmais jūsų. Einam toliau. Žiūrėkit, kokia nuostabi gatvelė. Į viršų eina status laiptai. Grožis. Karšta. Tai vadinasi karšta. Laikų likę griuvėsiai ir čia visur buvo bastionai. Žiūrėjom planą. Tai vat iš tos pusės aplinkui 3 ar 4 bastionai tokie tvirtinti su patrankomis. Nu, o čia va atėjom į tą Sant'Angelo tvirtovę. Švento Angelo. Ten va tiesiai, kur jau baigėsi uostas, matosi Valeta. Dabartinė Maltos sostinė. Ten jau jos seni pastatai, senamiestis. Rytoj kelsimės ten, šiandien tai karšta. Norim čia pasivaikščioti, apžiūrėti viską. Ir rytoj bandysim, čia va įėjimas, nežinau, tik tai, o gal ir apsimoka per tokį karštį, tai ten viduje nebus taip karšta žmona. Einam, pažiūrėsim, kiek bilietai kainuoja. Na, va štai va tokie maži kabutėse. Nu, čia dar mažas keltas, prieš tai kruizinis išplaukė, tai 3 kartus šitą aukštesnis. Praplaukė šitam siauram Maltos uoste. Pasigrožėkite. Čia va stovi jachta. Čia denių, 1, 2, 3, 4, 5 deniai. Tokia gal kokia 2 dar. Paprasta labai, labai paprasta. Keisti garsai. Už kadro sklinda, kažkam didelį įspūdį padarė. Šiaip ir man labai įspūdingai atrodo. Čia toks įėjimas, kaina su kažkokiais priedais 13 eurų. Na štai mes jau ir viduje. Žiūrime ekspozicijas čia. Vienu žodžiu, čia buvo fortas kažkoks. Kažkada buvo Maltos tvirtovė vadinasi. Paskui kažkuriam amžiuje pervadino Švento Angelo tvirtovę. Čia buvo visokios patalpėlės, čia buvo tipo įgula gyvendavo. Tokiose buvom vienoje užėję. Lova pastatyta, bet tokios storos sienos, bet va ir čia užeini taip tvanku. Ne, tikėčiausi kažkokio vėsumos, bet jos nėra. Taip čia beveik nesiskiria, kas išoriai pavėsėje, kas viduje. Vat pasižiūrėkit, koksai vaizdelis, einam link šito apžvalgos sienas. Čia turėtų būti labai gražu. Taip, tai čia žemutinis fortas, o ten va yra laiptai, įėjimas, lipsim po to į viršutinį fortą. Pasižiūrėkit, kokias erdvės, kaip gražu. Ir čia va matosi Valeta jau šitoj pusėje. O čia va, tuoj aš praeisiu, čia va baterija numeris 3. Ir va čia saugo įplaukimo į uostą. O, nuputė kepurė, o va čia va pats uostas. Vartai ten va ir atvira jūra. Toksai va
šauliam matyti kažkoks tai. Ką jie čia šaudyti su muškietom, čia nieko nenušausi. Ir va čia Viduržemio jūra, uostas. O, žiūrėkit, koks grožis. O, kiek laivelių. A, va čia va ten priekyje, tai čia jau ta trečiasis miestas. Čia skaitosi 3 miestai. Mes kur Birgų vidurinis, čia va vienas ir iš priešingos pusės dabar nesimatys, neparodysiu. Dar vienas. Yra 3 miestai, kažkada buvo atskiri, skaitėsi matyti. Su savo įtvirtinimai, su viskuom. Ten kokios bažnyčios gražios tolumoje. Ten irgi kažkokia tvirtovė. Oi, čia viskas labai gražu. Oi, apačioj kaip gražu įrėsi su valtim. Reiks rytoj su tokia valtim pasižiūrėjom kainelę, tai va su tokia valtelė į valetą persirti žmogui 3 eurai. Tai tas pats, kas sukeltų į vieną pusę irgi 3 eurai. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up now just to close the door. You stay closing doors. I stay up now just to close the door. Just to close the door. I stay up late trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. Na štai čia ir viršutinis bastionas. 4 patrankos. O čia pasižiūrim, koks vaizdelis. Gal negalima? Galima, aš manau. O, vieną vanę peizažą, o dabar jau čia panoramą galima apsisukti. Pasižiūrėti, čia 3 miestai, o va čia va, šitoj pusėje Valeta. Šitos tvirtovės ir Sasiauriuko. Čia liko toksai kaip karuselė, čia jau buvo naujoviškos patrankos sumontuotos, aš matau. Jos matyt sukinėjasi nuo čia iki čia. Jau čia modernės, jau čia Antro pasaulinio karo palikimas. Čia kažkokia tai kavalierių saliutavimo baterija. Ten kažkur mačiau filmuką muziejuje, kad čia šaudo fejerverkų saliutus, kai būdavo naujas popiežius įšventintas arba naujas karalius. Vienu žodžiu, kai kažkokia didelė šventė buvo. Čia matyt stovėjo, dabar išmontuota. Štai va čia va viršutinis fortas. Labai gražu, daug žalumos prisodinta, krūmeliai. Čia prieš saulę gal nelabai matysis. Bet ateinam pasižiūrėti kaip botanikos sodas. Pasižiūrėti, o krūmas labai gražu žydė. Čia toliau uždaryta. Nori nuotraukos? Žmona nori, tai traukiam nuotrauką darysim. Čia vat magistro rūmai ir Šventos Anos koplyčia. Čia pačiam viršui. Čia ant krašte lipam, pasižiūrėsim, kas čia įdomaus. Nu va, užlipau. Visai neblogai, čia gražu viskas. Daug augalų, čia jau turbūt citadėlės vadas gyveno, magistras, ne? Čia jau jo rūmai. Rūmai. Nu jo, ten matosi, kad kareiviai, o čia jau ponas gyveno. Oho, kaip gražu. Kolonada kokia. Tikrai, šoks tai. Rūmai citadėlėje. Čia dar kažkokie tai požemiai. Vyno rusiukas koks.
ar slaptas išėjimas. Alyvmedžiai auga. Labai gražu. Aukšta tvora, kad nematytų kareivukai, ką šefas čia daro. Nu, fontanėlis. Ir augalai. Nu, čia oazė, čia tikrai galim tarnauti. Gerai, darom nuotraukas. Sakė, kad šitą objektą užskaito. Vien va dėl šito magistro rūmų. Ir dar einam ten kažkokią pažiūrėsim. Turi būti Šventos Anos koplytėlė. Va čia va gal žiūrėk. Na ir va čia va atėjome iš tos magistro rezidencijos. Tokie va laiptukai užlipi. Ir va puikiausiai gali parūkydamas pypkę pasigrožėti visų miesto. Įlankėlė, laivais. Kas ką veikia, pračekiant su binokliu, išrašyti baudą už ne vietoj pastatytą jachtą, ne? O už baudą paskui pasidaryti savo balių. Žiūrėk, jachtoj matai, džakuzas. Ja, tai va, tai tokie va vaizdeliai gražus. Kaip jum, ar patinka? Dar va vaizdelis iš magistratūros balkono. Dabar uždaryta, viduj ten nieko ypatingo nėra. Kažkoks medis šeimos, gaublys, herbai, paveikslai visų valdovų. Čia dar fragmentas magistro rūmų, čia iš išorės. Jau biški, va tas pat parkelis, pro kurį atėjome. Koplytėlė Šventos Anos. Čia va, biški nuošaliau stovi. Ir pasižiūrėsim, ar ten viduj kas matosi. Kažkoks įrašas paleistas. Atrodo gražiai, senovinis, o kaip atrodė, tai taip ir išliko. Realiai. Na, va štaip ir kaip ir citadelės apžvalgos pabaiga. Jau ir vakare. Ir darosi kur kas maloniau vaikščioti. Va čia va pats kraštas, pati pabaiga. Va čia va, jeigu parodys, nežinau, čia aukšta siena, bet jeigu užkelsiu, va šitoj va pusėj bus valeta. Turi matytis, nežinau, prieš saulę ar kas matysis. Va čia va kažkokia tai antena didelė. Ir va čia va mūsų visa citadelė, čia miestas, čia va, žiūrėkit, Maltos vėliavos. Nežinau, ar matosi, turbūt matosi.